Sveiki draugai, štai ir vėl už manęs durys, tai reiškia, kad aš esu mūsų vystomam objekte ir parodysiu, kas yra naujo. Taigi, jau įėjus, matom pirmo buto duris, tiksliau mes vadinam butą su balkonu, tada vadinam butą su dviem langais ir tada vadinam butą su miegamuoju, tai nuo jo ir pradėkim tada. Taigi, sienos jau baltos, tą matėte ir anksčiau, bet dabar jau yra išklijuotos vonios ir tualeto mazgai. Turim ir laminatą, sienos jau nušvistos, paruoštos dažymams. Tai va, čia kaip ir niekas nepasikeitė, čia buvęs vonios kambarys tapo miegamuoju. Čia bus niša sieniniai spintai, išeinam iš miegamojo, čia priešais virtuvė. Čia salionas, miegamasis, spinta ir išėjimas iš buto. Tada einam į butą su dviem langais. Čia pasikabinsim rūbus. Šičia po kairę bus mūsų spinta ir virtuvė. Tada langas, čia valgomojo stalas. Kaip erdvu. Tada šičia bendra erdvė su virtuvė, miegamo vieta. Ir vonia taip pat yra išklijuota. Veidrodžiai, kriauklės. Tada einam į mūsų butą su balkonu. Wow, mano akis. Tai va, šičia irgi prikrauta jau kriauklių, technikos, vonia irgi išklijuota. Ten bus dušo kabina, ventiliacijos. Šičia po dešinę ranką prie šitos sienos bus virtuvė, gartraukio anga. Toliau bendra erdvė su balkonu, su lodžija. Ir lodžijoje mes turim langą iki grindų. O išėjus pro langą, štai toksai vaizdas. Darželis ir užtverta. Ir po langais niekas nevaikšto. Tai galima iššokti ir vėl iššokti. Ir turėti savo po langų terasą. Tai va, toks trumpas video iš mūsų objekto ir pabaigsiu su vaizdu žole, ne durimis. Taigi, iki sekančio sutikimo ir primenu, kas norite su mumis kartu investuoti į panašius ir tokius nekilnojamo turto objektus, tiesiog susisiekite, papasakosim daugiau. Nuolatos ieškom investuotojų ir nuolatos ieškom pinigų. Taip pat ir objektų nuolatos ieškom. Jeigu kažkas turit kokį nors seną butą, tai tiesiog irgi duokit žinot. Susitarsim ką nors. Iki.